Rinkis gyvenimą sveiką. Norime gyventi ilgiau ir jaustis geriau, turime judėti ir sveikai maitintis. Apie fizinio aktyvumo naudą kiekvienam ir sveikos mitybos įpročius šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbėsime su biomedicinos mokslų daktaru Artūru Sujeta. Gerbiamas Artūrai, visų pirma, kas yra fizinis aktyvumas ir kiek tai yra svarbu kiekvienam žmogui? Fizinis aktyvumas tai yra bendras aktyvumas, skaičiuojamas, sakykime, su dienos rutina, kažkokiais vykdomais darbais, papildomomis treniruotėmis. Fizinis aktyvumas yra nebūtinai sportas, nes sportas tai yra papildoma veikla, kur dažniausiai žmogus ruošiasi tam tikriems iššūkiams, tam tikriems išbandymams, maratonams, bėgimams ir panašiai. Tai šioje vietoje fizinis aktyvumas jis gali būti rekreacinis, gali būti sveikatinimo pobūdis, tiesiog vaikščiojimas, šiaurietiškas ėjimas, tai yra puikiausias fizinis aktyvumas. Lygiai taip pat tai gali būti tiesiog pasivaikščiojimas su draugu, šunimi, šeima, kažkur miške, pakvėpavimas gryname ore. O kodėl žmonėms naudinga kasdienė fizinė veikla? Ką ji duoda? Na, yra paskaičiuota, kad, tarkime, jeigu žmogus vidutiniškai per dieną nueina 10 000 žingsnių, tokiu atveju net keletą kartų mažėja tokių lėtinių infekcinių ligų rizika, kaip širdies ir kraujagyslių sistemos įvairūs susirgimai, diabetas antro tipo, onkologinės ligos, tiesiosios žarnos, prostatos, krūties onkologija. Apskritai mažėja mirtingumas kone nuo visų lėtinių ligų, griuvimų rizika, ypatingai senatvėje. Pastovios negalės rizika taip pat mažėja elementariai judant jau kiek daugiau negu 10 000 žingsnių per dieną. Kam to reikia? Tam, kad mes būtume atsparesni įvairioms taip pat ir bakterinėms, tarkime, ligoms, mūsų imuninė sistema geriau veiktų. Galų gale apie tai, kada susimąstume, bet dėka fizinio aktyvumo geriau veikia ir mūsų kognityviniai gebėjimai, tai yra protiniai gebėjimai. Žmogus stendamas išlaiko daugiau kognityvinių gebėjimų, jeigu užsiema kažkokia fizinė patrauklė veikla, kuri lavina, pavyzdžiui, ir smulkiąją motoriką. Smulkioji motorika tai yra smulkus judesiai, įsivaizduokime, kaip, tarkime, žmogus, žaidžia jojo. Tai tikriausiai visiems suprantamas pavyzdys. Na ir ten visokius triukus daro ir panašiai, ir tai labai apkrauna smulkiąją motoriką. Ir tuo metu ypatingai veikia stipriai mūsų galvos smegenų žievės paviršius, kuris atsakingas yra už motorinius įgūdžius. Todėl, jeigu žmogus nejuda, jeigu jisai gyvena sėslų gyvenimo, sakykime, režimą, prastai maitinasi, be abejo, sensta daug greičiau ne tik širdis ir kepenys, bet ir savaime suprantama galvos smegenys. O ar pakankamas Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas? Ir kokias pagrindinės įžvelgiate problemas, kodėl dalis gyventojų vis tik išlieka fiziškai neaktyvūs? Atsakymas būtų ne. Lietuviai juda per mažai. Mes vidutiniškai nueiname vos 3,5–5 tūkstančių žingsnių per dieną, nors reikėtų nueiti bent 10 000, o dar geriau 15–20 000. To priežastys gali būti įvairios. Vis dar infrastruktūra judėti kitomis transporto priemonėmis nėra tokia patraukli eiliniam gyventojams. Aš kalbu apie, sakykime, viešai transportą. Kitas svarbus momentas, žmonės Lietuvoje juda tikrai automobiliais per daug. Ir aišku, dar vienas svarbus faktorius, kuris taip pat apriboja žmogaus fizinį aktyvumą, tai yra socialinė erdvė. Ten dalinamės informaciją, bendraujam, gyvenam ten ir mums nereikia eiti susitikti su draugais, pasikalbėti. Ypatingai jaunai kartai tai yra didžiulis iššūkis. Mes prarandame tą žmogišką bendravimą, pasivaikščiojimą, pasikalbėjimą, mes periname į socialinę erdvę. Mano galva, tai yra labai reikšmingi faktoriai, kurie prisideda prie nepakankamo fizinio aktyvumo Lietuvos gyventojų tarpe. O kokios priemonės skatintų fizinį aktyvumą? Tikrai padėtų prioritizavimas, pabrėžiu, fizinio aktyvumo mokyklose, kalbant apie vaikus. Tai, sakyčiau, yra edukacijos klausimas per mokyklas, per universitetus, per darbovietės. Juk dabar progresyvūs verslai, kurie konkuruoja, tarkime, jau negali tiksliau konkuruoti vien tik tai algos pakelimo faktoriumi. Konkuruoja, sakykime, pirkdami savo darbuotojams sporto abonementus, galų gale sukurdami erdvę pasivaikščioti, prasieiti, atsipalaiduoti. Tai yra erdvės infrastruktūros pagerinimas, kad darbuotojas būtų visų pirma našesnis ir laimingesnis. Tai šioje vietoje mes turime edukaciją, viešojo transporto gerinimą ir verslo požiūrį į gyventojų fizinį aktyvumą ir jo įtaką jų produktyvumui. O sakykit, prašau, kiek ir kaip judėti sveika? Priklauso nuo kiekvieno žmogaus, tai yra labai individualu. Mes žinome tas tokias bendras gairias, kurios tinka visiems, bet kiekvienam žmogui atskirai gali būti modifikuojamas.
kuo daugiau gryname ore, 10 000 žingsnių, kaip sako Pasaulio sveikatos organizacija, per dieną. Sakyčiau, 15 000 žingsnių per dieną, jeigu mes netliekame kažkokios fizinės veiklos. Taip pat per savaitę būtų puiku turėti bent jau 3 treniruotės, kurios stiprina, sakykime, mūsų griaučių raumenis, apskritai mūsų kūną, teisingai judamąjį aparatą. Tai yra jėgos pasipriešinimo krūviai, tai bent jau 3 kartai per savaitę po maždaug 45-60 minučių. Plus 10 000 žingsnių per dieną. Tai yra tikrai pakankamas fizinis aktyvumas. Tačiau jeigu mes pažiūrėtume į vaikus, priklausomai nuo amžiaus, tarkime, grupės, tai vaikams fizinis krūvis yra būtinas, nes vaikai yra ženkliai jautresni išorės veiksniams ir to pačiu krūvio apribojimams. Ir jeigu jie nejudės vaikystėje, vargu ar jie gyvens sveiką gyvenimo būdą, būdami paaugliai ir jau jauni suaugę žmonės. Tai grįžtant prie suaugusių žmonių, dienos fizinis aktyvumas turėtų būti bent tarp 70 000 žingsnių, plus 3 treniruotės per savaitę, kurios stiprina mūsų kūno raumenis arba lavina kitas ypatybės. Tai yra pilnai pakankamas ir sveikatai palankus fizinis krūvis per savaitę. Primenu klausytojams, kad šiandien laidoje kalbamės su sveikos gyvensenos ir mitybos specialistu Artūru Sujeta. Gerbiamas Artūrai, kalbant apie mitybą, kaip reikėtų maitintis? Žmonės pasimeta toje informacijos jūroje ir mes kartais pamirštame, kad, sakykime, norint palaikyti savo kūno svorį, reikia maždaug tiek energijos gauti, kiek tu jos išnaudoji per dieną. Norint sumažinti savo kūno svorį, jeigu toks poreikis yra, tu turi gauti mažiau kalorijų, negu išnaudoji. Jeigu mes turime gauti pakankamą kalorijų kiekį ir išnaudoti tiek, kad būtų svoris stabilus, mes galime atsispirti prie maisto jau, kurį renkam. Visų pirma, prieš maistą tai yra vanduo. Žmogus turi gerti pakankamai skysčių, tai reikalinga tiek mūsų kraujui, tiek mūsų apskritai daugelį funkcijų iš tikrųjų organizmo, pradedant inkstais ir baigiant, pulmojo žarnynu, kuris pasisavina vandenį. Vandens suvartojimas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, žmogaus kūno svorio, atliekamos fizinės veiklos ir taip toliau ir panašiai. Kalbant apie maistą, lietuviai tikrai suvartoja per daug riebaus maisto. Mes vartojame per daug mėsos, ypatingai kiaulienos. Kiauliena tikrai nėra pati vertingiausia mėsa, sakykime, nes jinai yra pakankamai riebi ir tai yra visaėdis gyvūnas, kurio mėsą mes valgome, apie tai reikėtų pagalvoti. Tai rinktis, sakykime, laisvesnę mėsą, tai būtų jautiena, ar tai būtų triušiena, ar tai būtų paukštiena, visada yra privalumas. Vartoti daugiau žuvies, arba tada jau, aišku, žiūrėti į maisto papildus. Tai top 3, kurių dažniausiai neišvengia lietuviai, estai, latviai, švedai, tai galėtų būti D vitaminas, tai galėtų būti omega-3 riebiosios rūgštys, kas mums surinkti jų iš mitybos pakankamai sudėtinga. Grįžtant prie maisto, tai mes pakalbėjome šiek tiek apie 2-3 porcijas mėsos per savaitę, 2-3 porcijas žuvies per savaitę. Bet ko tikrai trūksta, tai aišku, daržovės. Lietuviai vis dar apsiriboja agurkais, pomidorais. Mes turime ir tikrai platų spektrą atvežtų daržovių, tai yra avokadai, įvairios salotos, lapinės. Nepamiršti, kad bulvė virta tikrai nėra blogis, tačiau kepta bulvė riebaluose nors ir skani, tačiau jau tai yra blogai mūsų sveikatai, kadangi mes gauname daug krakmolo, daug angliavandenių, dažniausiai tunkame dėl to. Greitas maistas, be abejo, jį išmesti savo gyvenimą būtų labai naudinga. Kuo mažiau pridėtinio cukraus, kuo mažiau, sakykime, kažkokių perdirbtų riebalų, apriboti šiek tiek mėsos vartojimą, įtraukti savo racioną tos pačius grikius, sakykime, ruduosius ryžius, sumažinti keptų bulvių vartojimą ir tai jau bus puiku. Svarbiausia, vartoti maistą ne kaip pramogą, bet kaip energijos šaltinį ir nepamiršti pavalgio pasivaikščioti, pajudėti ir tikrai viskas bus gerai. Nebent yra kažkokių specifinių sveikatos problemų, bet čia jau yra atskira kalba. O kokias dažnas mitybos klaidas darome? Dažniausiai emocinis valgymas, viskas prasideda nuo mūsų emocijų savikontrolės, tai streso atveju žmogus dažniausiai taip pat nepuola valgyti, tačiau po streso, atsipalaidavus, norisi kažko skanaus, saldaus ir taip toliau. Ir emocinis valgymas tai yra tai, kas priverčia mus išleisti daugiau pinigų nuėjus į parduotuvę, ypatingai jeigu tu esi alkanas, prisipirkti maisto, kurio tau nereikia, bet jo gaila išmesti, tada reikia suvalgyti, o kad suvalgyti turi persivalgyti. Kitas dalykas tai yra per griežtas bandymas apriboti savo kalorijų suvartojimą. Labai dažnai žmonės nesupranta, kad tie patys angliavandeniai, sakykime, vaisiai, daržovės, kažkokie tai ten kiti patiekalai. Ta pati spurga galų gale vieną kartą per savaitę tavęs tikrai nenužudys, kad tu neturi bijoti suvartoti ten to angliavandenių turinčio maisto net vakare.
Apskritai, racionaliausia yra angliavandenį turintį maistą paskirsti tolygiai dienos visoje perspektyvoje per, tarkime, 3-4 valgius, tam, kad neturėti didžiulio alkio priepuolio ir paskui greitai valgant nesuvartoti per daug maisto. Kitaip tariant, per griežtas savęs ribojimas veda prie persivalgymo. Persivalgymas veda prie griežto ribojimo ir prie sekančio persivalgymo. Ir tada žmogus ilgainiui praranda motyvaciją, nepasiekia savo užsibrėžtų tikslų. Žmonės vis dar paradoksaliai mažai domisi maisto prekių kokybę. Perkame maistą, tikrai galima pasižiūrėti į etiketę, kiek yra produkte cukraus, sočiųjų riebalų, ar ten yra, pavyzdžiui, palmių aliejaus, kuris puikiai žinome, kad yra kenksmingas žmogaus sveikatai, bet taip pat puikiai žinome, kad kai kuriuose produktuose, ypatingai greito maisto paruošimo, ten įvairios triūbos ir panašiai, to aliejaus tikrai yra. Tačiau žmonės nežiūri, neskaito, jiems skanu, perka ir valgo. Ir tada turi problemų. Lygiai taip pat įvairūs guminukai, saldainiukai, kurie yra neoninės spalvos. Šioje vietoje žmonės, kuriems trūksta edukacijos, patys ir kenčia dėl to. Kaip reikėtų gerinti mitybos įpročius? Norint pagerinti savo mitybos įpročius, patarčiau visų pirma žmogui pradėti sudaroti savo režimą. Jeigu žmogus turi motyvacijos, o dažniausiai ta pradinė, pirminė motyvacija yra išorinė dėl kažkokių tai tenais kūno linijų, dėl savijautos galbūt, išvaizdos ir taip toliau, tai be jokios abejonės reikėtų tiesiog pasižiūrėti į savo dienos ritmą, įsivertinti, kaip iki šiol buvo vartojamas maistas, kur buvo didžiausios problemos, tarkime, persivalgymas vakare, galbūt mes ryte pakankamai nepavalgome, dėl to per ilgos darbo dienos norime daug valgyti, greitai valgyti ir tai yra problema. Toliau įsivertiname, kada iš tiesų mes galime skirti laiko savo treniruotei ir fiziniam krūviui. Toliau ėjimas į parduotuvę su sąrašu, ko reikia nusipirkti, tikrai sutaupys jums laiko, bet dar svarbiau tikriausiai sutaupys pinigų ir jūs neprisipirksite to maisto, kurį paskui reikės suvalgyti, suvartoti arba išmesti gaila. Taigi, taip tariant, savo laiko planavimas, dienos rutina yra vienas pirmųjų žingsnių siekiant pagerinti savo tiek dienos fizinį aktyvumą, tiek mitybos įpročius, nes tai sukelia mažiau stresą. Vėliau pradėsite domėtis patikimais moksliniais šaltiniais arba, sakykime, pačiais mokslininkais, tarkime, kurie tą informaciją skleidžia viešai. Pasižiūrėjus vieną ar kitą patarimą tikrai galima pritaikyti savo individualiai. Dalis Lietuvos gyventojų turi per didelę kūno masę. Ar kuo mažesnis kūno masės indeksas, tuo esam sveikesni? Ir kokiais būdais reikėtų kovoti su antsvoriu? KMI yra vienas patogiausių rodiklių bendrai populiacijai įvertinti įvairiom lėtiniam ligom ar panašiai, kurios yra siejamos su nutukimu. Tačiau šis rodiklis yra toli gražu netiksliausias. KMI, nežinant raumeninio audinio kiekio, riebalinio audinio kiekio, kuris matuojamas atskirai, mažai ką sako. Nes žmogus gali turėti KMI, tarkime, 28-29, tuo tarpu, kai normalus KMI yra 25 maždaug. Tačiau tas 28-29 yra sveikatai saugus rodiklis, jeigu žmogus nėra nutukęs. Jeigu jisai sportuoja, turi didesnį, kitaip tariant, raumeninį audinio kiekį, tai esamas KMI 28 gali būti pilnai sveikatai palankus rodiklis. Lygiai taip pat mes galime paimti normalaus KMI indekso žmogų, kuris, pavyzdžiui, yra apie 23. Puikus, tobulas KMI. Tačiau žmogus turės mažą raumeninio audinio kiekį, nesportuojantis, turės pakankamai daug riebalų, nes neatrodys kažkoks tenais nutukęs, sakykime, ir panašiai. Tačiau jo raumenys silpni, širdis taip pat susiduria su didžiuliais iššūkiais, nes jinai pastoviai stengiasi perpumpuoti kraują, viena raumenys jai mažai padeda. Ilgainiui žmogus turi, tarkime, širdies nepakankamumo. Taip, jau vyresnis. Na ir viskas. Ir tai yra aiškus pavyzdys, kai yra normalus, tobulas KMI, tačiau sveikata yra kur kas prastesnė negu žmogaus, kuris turi didesnį. Be abejo, KMI yra ten 30 ir daugiau, jau stipriai padidintas, tada yra įvairios sveikatos rizikos, bet vėlgi reikia žiūrėti į žmogaus riebalų kiekį, vidinių riebalų kiekį, tada atliekant papildomi tyrimai ir yra įvertinama jo sveikatos būklė. Jeigu mes žiūrėtume į per žemą KMI, tai vėlgi priklauso nuo žmogaus individualių savybių. Jeigu asmuo yra kažkoks bėgikas, maratonininkas, tai tikriausiai, ir tas KMI, kuris yra žemesnis negu 18, jam kažkokio labai didelės rizikos nepadarys, nes tai yra dėl sportinio darbingumo. Lygiai taip pat vyresnio amžiaus žmogus, kuris yra žemesnio KMI,
tikėtina yra sveikesnis kur kas negu kitas to paties amžiaus žmogus, kurio KMI yra padidintas ir vėlgi yra didesnis pilvinis nutukimas, daugiau visceralinių riebalų, kraujo spaudimas aukštas, cholesterolis padidintas, na ir tipinės problemos senatvėje Lietuvoje. Tai šioje vietoje dar kartą noriu pabrėžti, kad KMI yra vienas patogiausių, tačiau toli gražu netiksliausių rodiklių, o jį pakeisti galima fizinio krūvio ir mitybos pagalba. Gerbiamas Artūrai, o ar sveika mityba gali prailginti gyvenimą? Žinoma, sveikatai palanki mityba be jokios abejonės turi reikšmingą poveikį gyvenimo trukmei. Mes žinome, kad žmogus gali tikrai gyventi iki 100 ir daugiau metų. Tam reikėtų periodinio saikingo kalorijų suvartojimo, kalorijų apribojimo kartais. Tam reikėtų sumažinti sočiųjų riebalų vartojimą, raudonos mėsos vartojimą, padidinti augalinės kilmės maisto produktų, tame tarpe, kaip ir sakiau, avokadai, jų aliejus, riešutai, kitaip tariant, omega-3 riebiosios rūgštys, kurios yra puikus energijos ir, sakykime, imuninę sistemą palaikantis elementas. Savaime suprantama, vitaminų stygių stengtis minimalizuoti, vartojant tiek įvairias uogas, grūdinės kultūras, pakankamai maistinių skaidulų suvartojant. Viskas yra tvarkoj. Sakyčiau, mitybos pagalba galima tiek pat reikšmingai prailginti gyvenimo trukmę, kaip ir ją patrumpinti. Daug kalbama ir apie įvairias dietas. Kokios jūsų būtų įžvalgos ir patarimai? Mano įžvalgos yra, galima sakyti, tokios top saugiausios sveikatos mitybos strategijos. Viena pirmųjų galėtų būti Viduržemio jūros dieta, kurią puikiai pažįstame, toliau DASH dieta, kurią puikiai pažįsta tie, kam yra aktualu širdies ir kraujagyslių sistemos palaikymas funkcinės būklės. Ir lanksti vegetariška dieta, aš taip ją vadinu, iš tikrųjų angliškai flexitarian diet, tai jos metu yra apribojamas mėsos vartojimas, kartais yra vartojama ir viskas yra gerai. Tačiau dietą aš labiau vadinčiau mitybos strategiją, kurią gali vadovauti žmogus ilgą laiką ir, sakykime, jį neturėtų jo emociškai apkrauti, įpareigoti kažką daryti, juk jeigu viskas yra gerai su fiziniu krūviu, su tavo įpročiais, kasdienimis dienos režimų rutina, dietos kažkas specifinės nereikia, mes ir taip kiekvienas gyvendamas skirtingose šalyse, skirtingose pasaulio kampeliuose vadovaujame skirtingą mitybos strategiją. Jeigu žmogus visą gyvenimą dėl kažkokios aiškios priežasties nori vadovautis dieta, tai jam reikėtų ko gero pasikalbėti su psichoterapeutu ir galbūt problema yra visiškai ne ten. O ar tiesa, kad fizinis aktyvumas ir protarpinis badavimas apsaugo nuo vėžio? Nuo vėžio mūsų niekas neapsaugos, nes onkologinės lygos dėl to ir yra onkologinės, jis gali atsirasti bet kurioje kūno dalyje ir ląstelėje. Nuolatos mūsų kūnas sunaikina, sakykime, ląsteles, kurios yra potencialiai pavojingos organizmui. Yra įrodyta, kad trumpalaikis badavimas ir ilgalaikis badavimas tam tikrais periodais greitina ląstelės atsinaujinimo procesus, kurie yra vadinami autofagija. Už tai iš tikrųjų 2016, jeigu nepameluosiu, ar 2017 metais buvo gauta Nobelio premija fiziologijos ir medicinos srityje, mokslininkas iš Japonijos paaiškino ląstelės autofagijos procesą. Tai šioje vietoje mes žinome, kad kalorijų apribojimas tarsi tam padeda ir teoriškai taip, jis galėtų būti vienas iš įrankių, kuris atliktų sėkmingą prevencijos vaidmenį. Fizinis krūvis, kaip aš jau minėjau mūsų pokalbio pradžioje, sakykime, prostatos, krūties onkologija, storosios žarnos vėžys. Jam prevencija labai svarbu yra peristaltika, žarnyno maistinių skaidulų vartojimas ir fizinis krūvis. Be jokios abejonės fizinis krūvis gali padėti, bet tai yra prevencija, ne apsauga. Apsaugos 100% mes niekada neturėsime nuo nieko. Ir pabaigai, kaip išlikti sveikiems iki gilios senatvės? Sveikata yra neatsiejama nuo gyvenimo kokybės. Jeigu mes norime gyventi kokybiškai, mes turime daryti ne tik tai, ką mes privalome, turime ir džiaugtis. Tai darydami, tai sakykime, saikingas fizinis krūvis, bendravimas su draugais daugiau gyvai negu per socialinius tinklus, kartais kalorijų apribojimas riebių produktų, apribojimas kažkokių tai žalingų produktų, apie kurios kalbėjau, tai yra pusfabrikačiai, įvairius, sakykime, transriebalai ir panašiai. Ir gyvenimas, jeigu tu nori tikrai kokybiškai gyventi, turint fizinį aktyvumą, mitybą, jis yra neatsiejamas nuo tikslo. Jeigu žmogus turi tikslą, turi motivaciją, nori kažko pasiekti vardan apdovanojimų, va čia ir bus ilgas ir kokybiškas gyvenimas.
Taigi apie fizinį aktyvumą ir jo naudą kiekvienam iš mūsų, bei kaip pagerinti mitybos įpročius ir išlikti sveikiems iki gilios senatvės, šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbėjome su biomedicinos mokslų daktaru Artūru Sujeta. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.